Podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantis pasikalbėjimai su verslininkais, keliautojais bei kitais savo srities profesionalais. Juos kalbina Justas ir Tomas. Sveiki visi Podcastas.lt klausytojai ir šiandieną su jumis Justas ir Tomas ir mes turime pirmą epizodą. Sveiki, Justas. Labas, Tomai. Ir šiandieną mes apkalbėsime tokias temas kaip kodėl pradėjom podcastą, kodėl šis podcastas yra numeris 1 Lietuvoje ir papasakosim trumpai apie save. Tai gal Tomai pradėk. Sveiki, mėly klausytojai. Norėčiau pradėti nuo to, kad mes jūs pažįstame esame jau apie 10 metų ir per tuos 10 metų ravėjom ne vieną daržą, ne vieną šiaudų krūvą suvežėm ir nevaisant to apkeliavom Europą ir pasaulį. Tai norėčiau tiesiog Justo paklausti, tai kiek šalių esi apkeliavęs, nes kiek žinau, daugiau. Ne, daugiau už tave. Apie 35 valstybės esi apkeliavęs ir šiais metais dar planuoju apkeliauti kelias valstybės, kad nuo tavęs atitolti. Aišku, tai norėčiau tiesiog pakalbėti apie tai, kas tave įkvėpė keliauti ir kodėl pradėjai keliauti. Kaip čia pasakyti... Žiūrėjai Gulliverio kelionės kažkada? Ne, nežiūrėjau, bet iš tikrųjų tai pirma kelionė buvo su mokykla į Švediją ir po to tiesiog pajutau, kad labai įdomu keliauti, susipažinti su kitais žmonėmis, pažinti kitas kultūras ir nuo to tikriausiai viskas prasidėjo, o kažkokia įkvėpėja ar kažko tai tokia grinai kaip žmogus tikrai nebuvo. O Duncanas MacLeodas? Ne. Duncanas MacLeodas mane įkvėpė turėti ilgus plaukus. Aišku, aš tai panašiai, žinok, irgi pradėjau keliauti su mokykla, kaip ir visi išvežė, ten, žinai, į ekskursiją kažkokią ir žiūri, pliamu, čia man patinka visai keliauti. Ir pirmas projektas buvo irgi, kad išvykau į Latviją, man atrodo, pirmą kartą į užsienį, į Latviją, išvežė į jaunimo projektą ir tenai, žodžiu, pradėjau susipažinti su užsieniečiais, paskui pakvietė į Ispaniją ir taip toliau. Na ir nuo to laiko jau kažkaip pradėjau daugiau keliauti. Tai Tomai galėtum papasakoti grinai apie save, ko užsiemi, kokius projektus vykdė ir kad galėtų klausytojai susipažinti su tavim ir paskui su manim. Tai jo, aš esu profesionalus bodybuilderis, norėčiau būti kada nors, gal ne, bet esmė, kad pradėjau kaip blogeris, labai domėjausi tiesiog verslo online ir pradėjau bloginti. Galėtum paaiškinti klausytam, kas yra blogeris. Blogeris būtų, tai lietuviškai, man atrodo, tinklaraštininkas ar kažkas panašaus, bet esmė, kad tu tiesiog save publikuoji internete, savo įrašus, gali būti asmeniniai, gali būti labiau kažkokias tai temas diskutuoti ir taip toliau, bet aš užsiėmiau tuo, kad aš pradėjau bloginti, būtent rašyti online apie dizainą ir apie Photoshopą, nes pats tuo metu mokiausi Photoshopu ir stengiausi kuo daugiau išmokti ir dalinausi visais resursais, vadinamaisiais fontais, net nežinau kaip lietuviškai vadinasi, paskui įvairiausiam grafikom, kurios tiesiog galėtum panaudoti savo puslapyje ar kažkokiam tai grafiniam dizaine. Ir nuo to laiko, galima sakyti, nuo 2008 niekada ir nesustojau rašyti online ir sukūriau ne vieną projektą, ne vieną sėkmingai tuo metu pardaviau ir šiuo metu dirbu prie despreneur.com. O kokius projektus esi turėjęs, įvykdęs ir kurie yra pasisekę, kurie yra nepasisekę? Vieną kartą su kolega Justu Markom skynėm Vyšnės kaime ir priskynėm apie 2 kibirus. Ir iš to bandėm padaryti verslą, tai gavom kažkur po 20 litų, man atrodo. Po 17. Po 17 litų, bet be tokių kažkokių paprastesnių verslų, tai būtent tie blogai buvo fokusuoti į dizainą ir į bloginimą. Tai rašydavau apie kaip gauti daugiau lankytojų, kaip save parduoti ir kaip kurti kažkokius tai, žinai, internetinius puslapius. Daugiau į kažkokią tai kitą sritį nelabai ir buvau įlindęs. Praeitais metais paleidome startuolį Refe, kuris buvo fokusuotas į nuotraukų pardavimą, būtent kažkokiom tai reklamos agentūrom ar žmonėm, kurie nori pirkti nuotraukas, kadangi jiems reikia licencijuotų nuotraukų. Bet be startuolių ir be internetinių kažkokių tai tinklaraščių nieko ir nebuvau užsiėmęs. Kaip pats kolega?
Mano internete karjera prasidėjo ganėtinai vėlai, praeitų metų kovą. Iki tol mano veiklos buvo tokie kaip laikrodžių pardavimas, kompiuterių taisymas ir elektronikos pardavinėjimas internete. Ir pats dirbu keletą darbų. Tai buvo elektronikos pasaulis, didmeninė prekyba, dirbau Swedbank banke čia Vilniuje ir nei vienas manęs tų darbų nesužavėjo, nes realiai dirbti kitam tai tikriausiai nėra mano pašaukimas. Tai Tomas kaip senas tinklaraštininkas, senas vilkas atvedė mane į tą vadinamą bloginimą ir nuo praeitų metų kovo mėnesio aš irgi pradėjau bloginti. Ganėtinai buvau susidomėjęs dizainu, bet taip asmeniškai kažkaip ir neprisiverčiau. Tikriausiai neprisiverčiau dėl to mokytis dizaino, kad užteko tų pinigų iš bloginimo ir tiesiog sėdėjau tokioje komforto zonoje ir nu, čia tai būna, kai jau paslysti, tai jau viskas. Aišku, tai žiūrėk, čia pas tave yra kaip ir sėkmės istorija, nes sėdėjai banke nuo 9 iki 5 ar nuo kiek ten būna Lietuvoje? Ne, aš dirbau banke Akropoliu, tai buvo nuo 9 iki 10 vakaro. Ai, nu, tai žodžiu, dar daugiau dirbai nuo kažkiek iki kažkiek. Ir noriu pabrėžti, kad dirbu 3 mėnesius už dyką. Būna. Ir esmė, kad sėkmės istorija, nes tik išėjęs iš darbo pradėjai bloginti ir tik už kelių mėnesių išvykai į pasaulinį Dervidas turą, ar ne taip? Jo, taip ir buvo iš tikrųjų, kad aš kovo pradėjau grinai dirbti ant savęs ir mes rugpjūčio 4 mes išvykome keliauti aplink pasaulį ir realiai kiek ten buvo, apie 5-6 mėnesius realiai, gal netgi mažiau, man to laiko užteko, kad aš galėčiau užsidirbti tiek pinigų, kad aš galėčiau pragyventi keliaudamas. Tai realiai tikrai įmanoma, jeigu yra noro, net per keletą mėnesių išmokti kažkokio dalyko ir iš to pragyventi. Aišku, o ką tu pasakytum dabar? Nu, aš toks esu žmogus, tai tau čia gerai, tai čia turi pinigų, tai čia talentingas, tai čia labai protingas, taip toliau. Kokie buvo patys didžiausi sunkumai pereiti iš to būtent kažkokio, tai žinai, darbo, nestrateginio, tradicinio darbo, kuris, ta prasme, turi hierarchiją, turi kažkokį tai bosą, tu turi kažkam atsiskaityti ir pereiti į visiškai savo discipliną. Kas tau buvo sunkiausia? Nu, kaip tu pasakyt, kaip žmonės sako, tau gerai, tu čia dirbi per internetą, kada nori tą darai, tai iš tikrųjų tą girdžiu ganėtinai dažnai ir kiek? Nu, kiek? Nu, yra tikrai žmonių, kurie yra tą sakę, kad, tau čia gerai, tu čia dirbi per internetą ir visa kita, tai iš tikrųjų aš manau, kad tai yra daug sunkiau. Vienas dalykas, kad tu turi savo klientus, kuriems dirbi susirasti pats, tu turi mokėti valdyti grinai savo laiką, nes labai yra lengva užsisėdėti namie, tarkim, prie to pačio Xbox ar, nežinau, žiūrint juokingus video arba kačiukus internete, kai tau niekas nekvėpuoja į nugarą. Tai pats sunkiausias dalykas yra grinai prisiversti, nes kai sėdi namie ir dirbi iš namų, tai yra tikrai labai labai sunku, ko žmonės to nesupranta, bet vienas iš tų ir pliusų yra, kad tiesiog aš galiu pats skirti laiko darbui, laisvalaikiu, kada noriu, kaip noriu, aš galiu dirbti vakare, galiu dirbti ryte ir čia, manau, yra vienas didžiausių pliusų, grinai ta laisvė. Ir aš galiu dirbti iš bet kur yra internetas, tik ne iš savo kaimo, kur tėvai gyvena, nes tam prastas internetas. Arba pas tave namie. irgi negalim. Jo, tai aš norėčiau žiūrėti, iš tikrųjų pasidžiaugti, kad taugi net nebuvo, man prireikė gal 4-5 metų, kad aš pasiekčiau tą prasme tą lygį, kuriame tu dabar esi ir esmė, kad tu tik pradėjai bloginti, už savaitės 2, tai jau viskas, savas ten nardo tos vandenyse, ten pičina visas, ta prasme, pičina, tai čia lietuviškai. Siūlo idėjas, kažkaip tai save bando parduoti ir realiai man prireikė 4 metų, jūs tas paėmė. Bam, per savaitę 2 žodžių jis jau dirba ant savęs ir mane tas labai, ta prasme, nustebino, kad tau atrodo tiesiog visiškai normalu ir nebuvo tos kažkokios, žinai, to transition, to perėjimo sudėtingo. Nes man pačiam perėjus iš agentūrinio darbo, aš prieš tai dirbau kaip pats freelanceris laisvai samdomas, paskui Londone agentūroje ir agentūroje vis tiek tempas yra daug lėtesnis ir žmonės atsipūtę daugiau laiko yra
skirti būtent paieškoms daryti ir testams kažkokiems. Ir vėl, kai grįžau į savo, žodžiu, į savo individualią veiklą, į savo tą laisvai samdomą rutiną, gausi taip, kad aš nebegaliu taip greitai dirbti, kaip aš dirbdavau anksčiau. Taip tiesiog norėjau pasidžiaugti, kad, žinai, tau labai natūraliai gavosi, tai gal galėtum pasakyti dėl ko. Na tai čia labai lengva iš tikrųjų yra, kad čia tas pats, kai žinot, kai tu ieškai pats, kai tu darai, tai ganėtinai daug laiko užtrunka, o kai tau kažkas ateina ir realiai viską parodo, visą savo naitą kelią perteikia, realiai per kelias valandas, kaip čia ką daryti, kaip tą daryti, kaip rašyti, yra daug lengviau, tai realiai man ir buvo dėl to lengviau, nes tu pats realiai man pasakai, kaip tą daryti, kaip aną daryti ir iš tikrųjų man buvo dabar lengviau, nes vis tiek tu sakai, tau 5 metų reikėjo, tai aš pradėjau po 5 metų, tai realiai ir ta pati branda buvo jau didesnė ir buvo daug lengviau viską suvokti, jis dėl to nebuvau toksai žalės visiškai internete, kur vis tiek pirkau, pardavinėjau per internetinius užsienietiškus puslapius, tai vis tiek tokio daugiau mažiau supratimą turėjau apie visą šitą. Tai žmonės visi, kurie norėtumėt išmokti dizainą, bloginti ar kažką veikti programuoti, tai žinokit, kad internete dabar yra pilna informacijos, aplamai grinai apie visą, ką jūs norite daryti, yra puslapių, kuriuos galit mokytis, galit pirkti kursus, kur už kursą galit sumokėti apie 60, tarkim, eurų, kas tikrai nėra daug, jūs per savaitgalį galit daugiau klubas išleisti pinigų ir turėdami tą kursą, jūs tikrai galite išmokti ne nuo A iki Z, bet 80-70% jau taip trumpai ir tikrai, jeigu jūs domina ir visą kitą, jūs galite netgi kreiptis į mane arba netgi Tomą ir mes galim jums padėti šitais klausimais. Jo, man patiko idėja, kad tu pasakai, kad per savaitgalį daugiau išleisti ir būtent, kai esi jaunas verslininkas ar tenai kažkoks tai laisvai samdomas arba tiesiog eini dirbti daugiau ant savęs, manau, reikėtų būtent tai ir akcentuoti, kad reikėtų žiūrėti į kažkokią tai vertę, kurią tu perki, o ne į piniginę išraišką, nes tarkim ten išeiti savaitgalį, ten pavalgyti mieste, atsigerti kavos ar ten kažkokio tai alaus vakarą atsigerti, per 2 savaitės tau jau susidės tikrai daugiau negu 60 eurų, kuriuos tu gali tiesiog investuoti į save, į kažkokį kursą ar kažkokį tai coacherį pasimti ar konsultaciją, kur tau atsakys žmogus, kuris jau yra, tarkim, 10-15 metų industrijoje ir tau atsakys visus klausimus. Ir svarbiausia, manau, yra iš pradžių būti labai atviram būtent atsakymams, nes bent jau man kai kurie atsakymai iš kai kurių ekspertų, kuriuos aš gavau, iš pradžių man tiesiog, kaip sakoma, aš jų nesprasdavau ir tik dabar jau padarius būtent tas klaidas, aš suprantu, dėl ko žmonės sakė, turėk discipliną, ten tarkim, būtinai atsidėk mokesčiam pinigų ir taip toliau. Tai manau, tiesiog iš pradžių reikėtų kuo daugiau klausytis, nes vis dar nėra susidaręs tas kažkoks tai verslo ar, žinai, ten saviveiklos kažkoks suvokimas, tai manau, iš pradžių reikėtų investuoti būtent į vertę, o nežiūrėti į piniginį išraišką. Jo, reikėtų iš tikrųjų, kaip ir Tomas sakė, žiūrėti ne kaip į pinigus, bet žiūrėti taip kaip į galimus gyvenimo pasikeitimus, nes tas 60 eurų, kur tu investuosi tai, kad tave kažkas išmokytų, gali realiai pakeisti tavo tolimesnį ateinantį gyvenimą, jeigu tu to norėsi. Jeigu norėsi, tu gali netgi viską už dyką susiras, bet manau, kad 60 ar tarkim 100 eurų, gal net 200 eurų gali viską taip sutrumpinti iki kelių dienų ir tu realiai per tas kelias dienas viską išmoksi ir netgi po tų kelių dienų galėsi po truputį pradėti dirbti ant savęs. Jo, netgi tas pats, man atrodo, galioja visiems, ta prasme, gyvenimo aspektam, netgi, pavyzdžiui, su kelionėm. Tarkim, bilietas kainuoja ten, kad ir 100 eurų, bet tu nuskridęs, tarkim, kai mes buvom praeitą vasarą į Sofiją, nuvykom į WordCamp konferenciją į WordPress'o. Gerai, mes gavom nemokamus bilietus, nes mes patvirtinom, yra būtų kaip gauti, bet esmė, kad jeigu tu ir skrendi iš namų, iš Lietuvos, su kiek tu potencialių klientus pasikalbėjai tuo metu? Su ne per daugiausiai iš tikrųjų, su 2 ar 3, bet jie buvo grinai tie pasaulinio lygio. Jo, pasaulinio lygio tie klientai buvo iš GoDaddy, tikriausiai daug kas žino GoDaddy kaip hostingo tiekėją ir tiesiog turint norą galim tikrai susirasti naujų klientų bet kur. Todėl visiems taip pat siūlau Lietuvoje dalyvauti visuose renginiuose kaip Startup Weekend
ir Next turi, ir praktika, Hubcamp. Hubcampai pas Mindaugą. Ir daug tikrai žmonių gali sutikti ir jeigu ne pradėti dirbti per internetą, tai bent įsidarbinti jų versluose. Tai galimybės visur, bet tik reikia jūsų noro. Aišku, super. Tai gal dabar pakalbėkime, dėl ko mes sugalvojame padaryti šitą podcastą. Tomai, pradėk. Tai jo, podcastas šiaip man yra gan naujas terminas. Pradėjau podcastus klausyti apie 2-3 metus, prieš 2-3 metus ir niekada neklausiau jokio lietuviško podcasto. Ir paskutiniu metu stengiuosi padaryti tai įpročiu, nes būtent labai daug gaunu pozityvo, daug idėjų ir klausau tokių podcastų, kur žmonės yra jau pasiekę labai daug, yra bestselleriai, jie turi savo multimilijoninius ar multimilijardinius verslus ir tiesiog noriu žiūrėti, ką tie žmonės veikia su savo dienotvarkiam, kaip jie susidraugauja, tarkim, su kitais žmonėm, kaip jie randa partnerius, kaip jie gyvena savo gyvenimą, kad žodžiu, pasiekčiau jų būtent lygį. Ir keletą paskutinių mėnesių buvau kaip svečias keletose podcastų, žinoma angliškai, ir tiesiog noriu jau savam projektui Despreneur paleisti podcastą, ateinantį, nežinau, tikriausiai rudenį ar link žiemos. Ir viena iš idėjų buvo kažką tai Lietuvoje, žodžiu, paleisti, nes Lietuvoje kaip ir nieko nesudaręs. Ir turim Justą kolegą, kuris irgi labai yra atviras įvairiausiam idėjom ir sugalvojom, kad tiesiog reikėtų kažkokį tai lietuvišką podcastą paleisti. Aš trumpai paaiškinsiu, kas yra podcastas, bent pabandysiu paaiškinti, nes realiai tokio paaiškinimo, kaip tai tiesiog yra nevaizdinė medžiaga, grinai klausoma medžiaga ir, kaip čia tiksliau pasakyti tikriausiai. Čia nežinau, man bent jau būtų aiškiausias tikriausiai internetinis radijas. Nu, galim sakyti taip, tik ne, nu, kaip ir pokalbių šou, bet toksai ir visiems siūlyčiau iš tikrųjų, jeigu nenorit klausyti mūsų, tada bent jau iš iTunes ar kitų programų klausykit podcastus vietoj muzikos, tai kad ir anglų kalba, tai tikrai pagilins jūsų žinias anglų kalboje, bei gausi tikrai labai gerų pastebėjimų ir daug naujų žinių. Tai realiai taip ir gimė. Tai kokie tavo mėgstamiausi podcastai šiuo metu? Na, aš iš tikrųjų ne per seniausiai pradėjau pats podcastų klausyti vien dėl to, kad nežinau, niekaip neprisivirsdavau. Žinau, kad yra podcastai gal virš kokių metų, gal pusantrų netgi žinojau, bet čia kaip ir dauguma lietuvių. Žinojau ir nedariau. Tai pradėjau ir dabar pagrindinė klausau kokios Tim Ferriss podcastus, buvo su Arnoldu Schwarzeneggeriu, buvo dabar blemba, su kariškiais buvo, su sporto treneriais, buvo su kitais verslininkais ir tikrai tu pasiklausai, jeigu nesužinai, ką nors naujo, tai tiesiog prisimeni grinai žinotus, bet užmirštus dalykus. Tai, aš iš podcastų manau, kad yra tikrai viena nauda. Yeah. Tai dar viena istorija apie podcastą, kad kai mes apkeliavome Europą, kai grįžom po pasaulinę savo turą, po pusmečio, esmė būdavo, kad kiekvieną kartą susitinkam su žmonėm, atsimeni, ir maždaug, na tai kaip jums kelionė? Tai kaip tau jūs tai kelionė? Gerai, kaip tau. Tai būdame tiesiog pavargę nuo tų atsakymų ir rašyti kiekvieną dieną tinklaraštį labai daug laiko užima, plus mes nelabai lietuviškai gerai raštininkai esam, geri raštininkai ir nusprendėm, kad šitas podcastas būtų tikrai labai geras būdas skleisti būtent tai, ką darome ir nereikėtų perpasakoti kitiems žmonėms. Plius tikriausiai gal kažkokie žmonės kiti rastų ir galėtų rasti, žinai, įkvėpimą ar kažkokį tai inspiruotis. Nu tai įkvėpimas ir yra, kad galėtume juos įkvėpti ar tiesiog, nežinau, atsakyti jiems kilusius klausimus ir visą kitą. Tai mes šio podcasto toksai realiai kaip ir netikslas, bet toksai kaip ir, sakysiu, tvarkaraštis, nes nežinau kaip pasakyti, tai kad mes į savaitę vieną kartą planuojame leisti grinai mūsų su Tomu pokalbius, tai tiesiog apkalbėti grinai visas verslininko pusės iš visų pusių, galim sakyti taip, kad apkalbėsim dienos rutiną, apkalbėsim visus iškilusius grinai klausimus. Sportą, idėjas, partnerystės, viską. Ir kita dalis būtent podcastų bus, kad vieną mes kalbėsime pokalbius su Justu, o
kita dalis podcasto bus, kad mes kiekvieną savaitę stengsimės pakviesti kažkokį tai ekspertą į svečius pas mus, kad jie papasakotų daugiau apie būtent savo sritį, savo įkvepiančias istorijas ir kaip jie viską pradėjo ir žinoma, kad galėtų atsakyti keletą iš jūsų klausimų. Tai tiek. Ar nori dar kažką pridėti? Ne, manau, kad pradžių užteks ir manau, kad mūsų podcastai su laiku tik tobulės, nes vis dėlto bent jau aš asmeniškai nesu kažko panašaus daręs ir manau, kad stengsime pakviesti kuo geresnis savo srities specialistus, žmonės, kad galėtų jūs įkvėpti ir siūlyčiau mus klausyti, bent jau dar keletą mūsų podcastų. Kokį 13 dar kartą. Ir manau, kad tai bus tikrai į naudą. Jo, tai gal gali jiems papasakoti, koks yra jausmas pirmą kartą podcastą įrašinėti, nes tu realiai čia dabar šneki į šitą mikrofoną ir žiūri šaldytuvą. Ganėtinai įdomi, iš tikrųjų, man visą laiką taip atrodo, kad viskas yra labai lengva, iš tikrųjų, kad eini čia pakalbė ir čia sėdi su savo geriausiu draugu ir, turėtų būti viskas lengva, bet kai atsisėdi, įsijungia mikrofonas ir toks sėdi, ką čia sakyt. Tai iš tikrųjų nėra labai lengva, bet prie visko reikia priprasti ir viskas tikrai yra įmanoma, nes aš visą laiką sakau, kad kiti žmonės nėra kažkuo labiau talentingi ar, nežinau, gimę su kažkokiu gebėjimu. Tai, tiesiog reikia sunkaus darbo ir viso galima grinai padaryti. Jo, imkit ir daryti. Tai va, mes ne kažkokie ekspertai, bet mes tikimės, kad jums padėsime gauti kažkokį įkvėpimą, kažkokių naujų žinių ir atsakyti keletą jums rūpimų klausimų. Ir tikriausiai būtų labai super, jeigu pakviestumėte savo draugus perklausyti būtent šitą podcastą, palaikintumėte mūsų Facebook'e, užsakytumėte iTunes, kai jau bus iTunes, žinoma, viską pranešime. Ir tiesiog norėtume išgirsti jūsų komentarus apie būtent mūsų temas arba kažkokius tai svečius, kokius norėtumėte išgirsti ir labai dėkojame už šitą perklausą. Siūlykit, komentuokit, kad ir kokie tie komentarai bebūtų ir manau susitiksime ties kitų podcastų. Visą.